Tu esi magnetas. Viskas, kas šiandien vyksta tavo gyvenime, vienaip ar kitaip yra tavo minčių, emocijų ir įsitikinimas rezultatas. Tai ne bausmė ir nelikimo ironija. Tai tiesiog traukios dėsnis. Tas pats, apie ką kurį kalba filme Paslaptis. Mes pritraukime tai, ko tikime. Tai, ko nuolat kartojame savo mintise. Tai, ko vibruoja mūsų emocijas. Ir jei nieko nekeisime, mes tiesiog pritrauksime dar daugiau to paties. Daugiau chaosą, daugiau nuoskaudų, daugiau žmonių, kurie atspindi mūsų vidinį baimę. Bet yra ir kita pusė. Galingoji. Tu gali pakeisti viskas. Ir viskas prasideda ne išorėje, o tavyje. Kaip keisti savo realybę? Keisk mintis. Klausyk, ką kalbi savo galvoje. Žodžiai, kuris kartuoji kasdien, kuria tavo rytoj. Keisk emocinį toną. Dėkingumas kelia vibraciją greičiausiai. Kuo daugiau dėkingumų, tuo daugiau gausos. Keisk aplinką. Žmonės, kuriuos renkasi, yra tavo ateities veidrodis. Keisk įsitikinimus. Jei tiki, kad tau nesigauna, taip ir bus. Jei tiki, kad esi vertas daugiau, gyvenimas tau atsiliepia. Veik taip, lyg tai, ko nori, jau būtum pakeliui. Kai sujungi mintis, emocijas ir veiksmą, visata nebeturi kitą pasirinkimą, tik atnešti rezultatą. Tu kuri savo realybę kasdien. Pradėk keisti save ir viskas aplink tave pradės keistis.